Mes esame jogos dienose ir sužinosime netrukus, ko čia žmonės ieško, ką jie žino apie jogą, kokių įspūdžių jau turi ir kaip apskritai jie atsidūrė šitam renginį. Einam pasižiūrėsim. Kas jūsų supratimu yra joga? Joga, kas mano supratimu? Sveikata? Aš manau, kad mankšta. Mankšta manote, ar ne? Taip. Ar jau bandėt tos mankštos tokios? Ne. Dar nebandėt? Ne. Kas yra joga jūsų manimu? Gyvenimo būdas. Gyvenimo būdas ir sveikas kūnas. Joga. Tai yra gal būsena žmogaus tokia, kai pradedi ieškoti daugiau giliau savęs ir ne kasdieninė būsena, be abejo. Kaip atrasti save kažkaip dar sužinau daugiau. Dvasinė praktika. Dvasinė praktika. O tokiame renginyje, ar galima rasti tos dvasinės praktikos? Taip. Ką reiškia Vudankai tai? Vudankai yra Kinijos kalnai. Vieni tokių žymiausių, ta prasme, kultūrinė galbūt prasme. Tai ten kilę tradicijos kinų daoizmas iš ten, tai či mokymas, daug kitokių visokių praktikų. Tai jūs moko šitų dalykų, ar ne? Ne visų. Tai či moko, taip. Nes pati esu iš medicinos srities, daugiau vaistų nedirbanti, tai va taip kažkaip domiuosi. Ta sveika gyvensena tokia va. Pradėjau nuo asanų, nuo Šivananda jogos ir dabar esu kaip pasakyti, bhakti jogai, bet praktikuoju ir tą. Ar galėtumėt palyginti prieš 3 metus, ar dar anksčiau reiškia savo gyvenimą ir dabartinį? Kuo jis pasikeitė? Koks jis tapo? Kaip pasikeitė gyvenimas? Visiškai kaip juoda ir balta. Seniau buvau toks, visiškai bejėgis, sakykim taip. O dabar tai gyveni ir džiaugies. Kas daugiausiai jūsų gyvenime džiaugsmo jums sukelia? Žmona turbūt. Tai ir yra bhakti joga vadinasi šitas dalykas? Ne, bhakti joga taip pat labai didelę dalį, bet be žmonos turbūt nebūtų ir bhakti jogos. Yra ir vyriškų, yra Taip. Ar seniai toks gyvenimo stilius jūs domina? Sudomino mane senokai, gal prieš kokius 7 metus. Ar pasikeitė jūsų gyvenimas per tuos 7 metus ir jeigu taip, tai kaip? Totaliai. Jūs prieš tai, reiškia, galėtumėt gal palyginti ir dabar kaip yra? Taip, toks banalus, paprastas pavyzdys, kaip vasara ir žiema turbūt. Taip, pernai metais irgi organizavo tokį festivalį ir šiemet. Kuo jie skiriasi arba kokių matot pokyčių į kažkurią pusę? Gal galėtumėt palyginti praeitą ir šitą? Labai sunku lyginti, nėra čia to didelio tokio tarpsnio. Galbūt dabar viskas praktiškiau, bent jau iš mano pusės, taip pat ir dalyviai praktiškiau žiūri. Dalyviai, kurie domisi kokiam nors lekcijom ar paskaitom, aktyviau atvyksta, ieško ir klausosi. Ką tik baigėsi paskaita svečio iš Indijos. Bet svarbu, kad kada jūs perduosit žinias žmonėm, kad pas jas atsirastos toksai supratimas, vidiniai, galima sakyti, mechanizmai išsidirbtų, kurie padės žmogui iš tikrųjų atsirinkti, kas jam reikalinga ir kas yra kas, kur yra ta tikra tiesa, nes tiesos poreikis dabar labai didelis. Tos problemų mes neišspręsim tam pačiam lygmenį, reikia pakilti aukštesnį tiesos lygmenį, aukštesnį supratimo, sąmoningumo lygmenį. Ateik ir tu į kadrą. Pafilmuos tave, ateik pafilmuos. Taip, ateina Sankirtana į kadrą. Kaip nuostabu ateiti į jogos dienas ir sutikti tiek daug nuostabių draugų. Sakykit, Sankirtana prabuvau, kas jums yra jogos dienos ir joga? Jogos dienos tai ne jogos naktis. O čia šiandien dirbot, ar ne? Kažko prekiaujat, gal gali trumpai pristatyti, kas čia yra? Taip, čia yra maistų prekiaujame dabar. Konkrečiai kokių?
prasadų, tokiu labai ypatingų maistų, kur niekur Koks čia kitur ypatingas maistas prasadas, gal galit pasakyti mums? Taip, tai yra paaukotas, pašventintas maistas. Yra tiesiog sudvasintas maistas, valgot ir, kaip sakyt, ir dvasiškai pakėlėja tiesiog save. Ne tik, kaip sakyt, pamaitinat kūną, bet ir sielą, va taip pat. Jeigu jūs turite kokią nors draugę, taip, ir jūs norite, kad treniruoti savo krūtinės raumenis, tai jūs tai ir darot. Ir viskas. O draugė tuo metu ką treniruoja? Ilsisi. Ilsisi. Taip. O mes toliau ir treniruojamės. Tai sakykite, kiek metų jūs taip treniruojatės? Aš tokį būtent sportą 4 metus. Taip, bet turiu sakyti pagarba Kazimierui Bartkevičiui, kuris mane paėmė 3 metų ir pradėjo treniruoti, o po to Raimundas, kuris mane išmokino visų, sakant, jau ir manualinės terapijos metodų tam, kad prižiūrėti, kur yra žmogaus kokie scenariukai. O labiausiai tai Igoris Kvonas, kuris mokino hapkido ir visų kitų menų, kur būtent labai svarbu energetiniai taškai žmogui. Tai va. Ko tu juokiesi? Kas tau taip juokinga? Kad tu kalbėjai ir sakai. Na, aš visada taip darau. Tai tiesiog, mes žaidžiam čia. Va šituos pratimus, kur dabar darau, taip, fizinė jėga jau nereikalinga. Čia yra balansas, giliai raumenys, bet visi tokie tiesiog paprasti dalykėliai ir svarbiausia čia yra pasitikėjimas. Būtent žmogiškas ryšys. Pasitikit jūs juo, ar ne? Taip, labai. Tai jūs sakot, jogą dėstot kitiems, mokot tos jogos, ar ne? Trupučiuką. Prijungiu prie kitų mankštų. Pati esu medikė ir prijungiu, nes tai yra, jeigu žmogus visiškai nusiteikęs prieš jogą, bet galima jungti keletą asanų kaip naudingą stuburo pratimą. Fiziniam plane. Bet iš tikrųjų aš pati ir Japonijoje, ir Kinijoje buvau, tai joga yra kur kas daugiau negu mankšta. Bet pradedančiajam galima pradėti nuo mankštos pavydalo ir paskui po trupučiuką kilti. Kai ką, jeigu gazdina pats žodis joga, kad reikia kažką labai sudėtingai, tai sakau, nebūtina iš karto pasidaryti vegetarų ir panašiai. Tai čia nugarą masažuoja? Nugarą, kaklą, taip ir po sėdynę. Galit pabandyti. Ir ką, ir sėdynę? Taip. Tas masažas nuo gyvo. Žinokit, nelabai gal kuo ir skiriasi nuo gyvo. Taip prisėdėčiau dabar visą vakarą, žinokit, tikrai. Viskas, baigiam laidą, aš čia lieku čia, šitoj kėdėj.